Tai šiandien pakalbėsim apie žaliąjį kursą, kuris juda, kas gero, kas blogo, nes jisai nebėra toks, koks buvo pradžioje. Jam tik tai gal kokie 5 metai, bet jisai jau pradėjo keistis ir tie pokyčiai vyksta net ne nuo šios, o nuo praeitos Europinių institucijų kadencijos. Tai iš pradžių gal tiesiog parodysiu, čia yra planas, su kokiais iššūkiais susiduria ES ir kokiose srityse reikia veikti. Paskui pakalbėsim apie žaliąjį kursą ir jo prioritetus, o paskui gal per pavyzdžius aš papasakosiu, kur link judama ir kokie tie naujieji prioritetai. Tai kai kalbam apie žaliąjį kursą, iš esmės kalbam apie 3 krizes: klimato krizę, biologinės įvairovės krizę ir taršos krizę. Čia turbūt visi šitą jau žino, bet aš šitą skaidrę įdėjau tiesiog, kad parodyčiau, kaip viskas yra kompleksiška ir tarpusavyje susiję. Tiek visos šitos 3 krizės, tiek jų sprendimo būdai. Jeigu paimsim, pavyzdžiui, kokį nors tvarų žemės ūkį, tai jisai buvo laisvai, galima jį pridėti. Jisai sprendžia ir klimato krizę, ir gali prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Gali, pabrėžiu, bet nebūtinai prisideda žemės ūkis. Ir tiek spręsti taršos problemą. Tai čia matot pagrindinius žaliojo kurso prioritetus, jų aišku yra ir daugiau, bet tokie stambus prioritetai. Tai ką čia galima pasakyti? Iš esmės žaliasis kursas, jam yra sukurta krūva visokių iniciatyvų, dokumentų, jų paketų, direktyvų ir taip toliau ir panašiai. Bet ką čia reikia pasakyti, svarbiausia yra turbūt tai, kad žaliasis kursas nėra tik apie aplinkosaugą, apie klimato kaitą, apie tas direktyvas. Iš esmės tai yra tokia ES ar netgi visos žmonijos ateities vizija, kuri apima ko ne kiekvieną šiuolaikinės visuomenės gyvenimo aspektą. Netgi tokius dalykus, kaip atrodytų, ypač Lietuvoje nesuprantama, netgi tokius dalykus kaip geopolitika, kaip ES strateginė autonomija, apie kurią, man atrodo, Emmanuelis Macronas pradėjo kalbėti dar tada, kai nebuvo žaliojo kurso. Tai praktiškai viską, nuo ekonomikos ir pramonės iki saugumo, nuo ES padėties globalioje rinkoje, nuo konkurencingumo ir iki geopolitikos, nuo maisto ir sveikatos iki energetikos, nuo žemės ūkio iki sveikatos, socialinių problemų ir taip toliau ir panašiai. Tai dabar perbėgsiu per kai kuriuos žaliojo kurso prioritetus, būtent su pavyzdžiais, apie visus nekalbėsiu, jo labiau, kad kolegos kalbės tikriausiai. Bet pradžiai ką reikėtų pasakyti, kad bendra tendencija yra tokia, kad pastaruoju metu daug dėmesio skiriama ekonominiam konkurencingumui. Tai turbūt ir yra pagrindinė žinutė, pagrindinis aspektas, kaip žaliasis kursas kinta. Iš tikrųjų, čia bėda yra didelė. Labai atsiliekam nuo JAV, nuo Kinijos, tai tas konkurencingumo problemas reikia spręsti, bet kaip jie sugalvojo spręsti dabar ES, kad viską paprastina. Paprastina taisyklės, mažina biurokratiją, tą vadinamą red tape'ą. Todėl visi žaliojo kurso reikalavimai, ypač aplinkosauginiai, jie yra tiesiog pjaunami. Masiškai viskas paprastinama, kartais net iki tokio lygio, kad tie reikalavimai lieka, praktiškai nebelieka jų, jie lieka deklaratyvūs, parodomieji. Tai apie tai mes pakalbėsim toliau su konkrečiais pavyzdžiais. Ir dar turbūt reikia atkreipti dėmesį, ką jau sakiau, kad komunikatą dėl žaliojo kurso komisija pristatė 2019 gruodį. Tai mes kiek čia turim 5 metus ir viskas jau yra keičiama. Tiksliau, buvo pradėta keisti dar praeitą kadenciją. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, mes tikiuosi dar turėsim galimybę padiskutuoti. Tai dabar pereikim prie pozityvių dalykų. Kas yra gero žaliam kurse? Pozityvus poslinkiai mano giliu įsitikinimu yra atsinaujinančių išteklių energetikoje ir energetiniam efektyvume. Ir toj pasakysiu, kodėl. Reikia pradėti nuo liūdnesnių dalykų, nes mes turėjom karą, mes turėjom krizę energetikos, kuri prasidėjo dar prieš tai. Ir turėjom tokią situaciją, kad žiema kelininkus užklupo netikėtai ir padėtis buvo iš tikrųjų tragiška.
Ir ta krizė parodė, kad žiūrėti į apsirūpinimą energijos ištekliais rimtai reikėjo pradėti jau vakar. Tai tam buvo priimtas planas REPowerEU. Buvo daug numatyta visokių trumpalaikių priemonių, netgi rinkos intervencijų, elektros rinkos reforma, mes atsimenam subsidijos, milžiniškos subsidijos, nebūtinai tiems, kam reikia, masiškai. Nuo ilgalaikiai tokie tikslai tai buvo energinis efektyvumas, kas iš esmės yra tas pats energijos taupimas, energijos išteklių diversifikavimas. Ir tą reikėjo daryti staigiai, nes reikėjo mažinti priklausomybę nuo Rusijos ir žinoma atsinaujinančių išteklių energetikos plėtra. Tai aš sakyčiau, kad čia buvo tokia sėkmės istorija, nes reikėjo suktis greitai, bet mes vis dėlto Europa išvengė tų blackoutų ir taip pat ženkliai sumažėjo rusiškų dujų ir apskritai dujų paklausa. Aišku, galima visada padaryti daugiau, bet net ir kritikai pripažįsta, kad šitas planas iš esmės davė gerų rezultatų. Tai aš nuo savęs pridėsiu, kad jeigu žaliasis kursas būtų įsibėgėjęs dar iki karo, dar iki krizės, tai greičiausiai tokios krizės ir nebūtų. Tai kitas dalykas yra, vėl mes čia turim žodį konkurencingumas, į žaliąjį kursą ateina konkurencingumas. Kitas dalykas, kitas dokumentas yra Europos centrinio banko buvusio prezidento Mario Draghi konkurencingumo ataskaita, kurioje analizuojama, kodėl ES taip tragiškai atsilieka nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos. Ten labai akcentuojama, kad siekdama išlikti konkurencinga, ES turėtų koncentruotis į 3 prioritetus. Tai yra atsparumų ir gynybinių pajėgumų didinimą, ekonomikos modernizavimą ir perėjimą prie švarių technologijų. Tai ką čia reikėtų pasakyti, kodėl aš šitą įtraukiau, ten labai kelis kartus netgi nedviprasmiškai užsimenama, kad ES esminė konkurencingumo problema yra aukštos energijos kainos ir kad reikia kažką su tuo daryti. Tai dabar gal reikėtų pereiti prie tos vadinamosios cleantecho plėtros. Vėl mes turim visiškai naują tendenciją švarios pramonės susitarimas. Priimtas šviežiai šiais metais, netgi gal vasario mėnesį. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į tokį komunikacinį galbūt elementą. Aš pastebėjau, kad žodį žalias kažkodėl dabar žaliam kurse keičiama į žodį švarus. Aš nežinau, kodėl tai daroma, gal kažkaip tai įsivaizduojama, kad žalumas asocijuojasi su kažkokiu tai, nežinau, kelia visuomenės ar kaip pasipriešinimą, bet apie tai tikiuosi pavyks mums dar padiskutuoti. Tai ką šitas švarios pramonės susitarimas į ką yra orientuotas, tai iš esmės į energetikai imlių pramonės šakų gelbėjimą, nes kaip minėjau yra problema, ir į tą vadinamąją cleantecho plėtrą. Dabar ypač Ukrainos sutarties su Jungtinėm valstijom kontekste dar labai daug kalbama apie tas kritinės svarbos žaliavas, iškasamas mineralus. Ir tai svarbu ne tik tai Trumpui, tai svarbu iš tikrųjų ir Europai, nes jie yra ateitis. Kodėl? Todėl, kad mes čia turim katastrofišką priklausomybę nuo Kinijos, nes iš Kinijos importuojam net 98% retųjų žemės elementų, kurie reikalingi ne tik tai cleantecho visai, kaip pasakyti, gamybai tų technologijų, bet ir pavyzdžiui tokiam dalykam kaip mobilūs telefonai. Tai be šito mes neapsieisim ir priklausomybė yra katastrofiška ir dar baisiau yra tai, kad prognozuojama, kad šitų retųjų žemės elementų poreikis ateityje augs eksponentiškai. Tai švarios pramonės susitarimas yra orientuotas į tai, iš kur tų, reiškia, žaliavų gauti. Ir tam numatoma organizuoti ten bendrus pirkimus, didinti medžiagų pakartotinio tuos žiediškumo rodiklius, daug visokių partnerysčių tiek ES viduje, tiek globalių mastų ir panašiai. Tai čia dar viena tokia nauja tendencija, nors
Reikia paminėti, kad dar praeitoj kadencijoje Europinių institucijų mes turėjom tą, dabar pamiršau pavadinimą, bet buvo pradėta apie tai kalbėti. Tai iki šiol kalbėjom apie pozityvius poslinkius, o dabar papasakosiu truputį pikantiškų detalių apie gamtos atkūrimo reglamentą, kuris pats savaime yra gerai, bet kokia buvo jo priėmimo epopėja, tai buvo kažkas tokio, wow. Tai nepaisant to, kad EPP, ta Europos liaudės partija, centro dešinieji, reiškia didžiausia Europos parlamento frakcija, jie yra kaip ir žaliojo kurso architektai, bet praeitoj kadencijoje link rinkimų jie kažkaip sugalvojo, kad žaliasis kursas truputį nepaina kažkas, reikia rinkimų kampaniją statyti ant ūkininkų. Kad žaliasis kursas reiškia kenkia ūkininkams ir dabar mes reiškia palaikysim jų siekius stabdyti žaliąjį kursą ir dabar mes būsim už ūkininkus ir reiškia su žaliojo kurso, tokias, sakyčiau, gana radikalias reformas. Tai iki rinkimų mes matėm turbūt visoje Europoje tos ūkininkų protestus, neišimtis ir pas mus buvo. Jie ten reikalavo visko nuo A iki Z ir paskui matėm, kaip politikai irgi visoje Europoje varžėsi, kas daugiau nuolaidų padarys. Tai tas visas gamtos atkūrimo svarstymo procesas buvo smarkiai politizuotas ir apipintas partiniam intrigom. Ten buvo daug labai netikrų žinučių, daug labai visokių intrigų, kad gamtos atkūrimas čia sunaikins žemės ūkį, kad jis nublokš mus atgal į akmens amžių, čia viskas labai blogai. Nors reikia teisybės dėliai pasakyti, kad valstybėm narėm yra suteikiama nemažai lankstumo ir iš esmės reglamentas leidžia jom pačiom pasirinkti, kokias gamtos atkūrimo priemonės ir kur taikyti. Tai verta paminėti tai, kad dar praeitoj kadencijai prieš balsavimą dėl gamtos atkūrimo reglamento Europos parlamento aplinkos komitete tas EPP pirmininkas Manfredas Weberis netgi buvo viešai apkaltintas, kad šantažuoja savo partijos narius, kad jeigu jie balsuos už reglamentą, tai lėks iš partijos. Va tokia rinkimų kampanija. Ir jo, patys EPP nariai neoficialiai kalbėjo, kad tokie dalykai buvo. Paskui su tuo dar gamtos atkūrimo reglamentu buvo dar daugiau istorijų. Vengrija sugalvojo, kad staiga nepalaiko, bet, žodžiu, gerai, kas gerai baigėsi, reglamentas buvo priimtas, bet taip kaip vyko tas visas procesas, tai, sakyčiau, buvo tokia Santa Barbara. Ir tai ženklina iš tikrųjų pokyčius žaliajam kurse. Dabar, ką galima pasakyti apie tvarų žemės ūkį? Tų EPP išsišokimų prie žaliąjį kursą šiaip būta daugiau, tai toks, kaip čia pasakyti, ryškesnis buvo ta vadinamoji bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Praktiškai prastumta buldozeriu. Kaip ir minėjau, prieš Europos parlamento rinkimus EPP susimetė su ūkininkais. Ir tada komisija pateikė pasiūlymą, kad praktiškai iš bendrosios žemės ūkio politikos reikia pašalinti aplinkosaugos elementą. Pasiūlymas parengtas nesilaikant europinės teisės ir pačios komisijos vidaus procedūrų, pažeidžiant skaidrumo, suinteresuotų šalių, visuomenės įtraukimo ir kitus demokratinio sprendimo priėmimo principus. Kitaip tariant, pažeistos kone visos įmanomos procedūros. Be to, tas vadinamasis konsultacijų procesas truko viso labo savaitę, nebuvo atliktas poveikio vertinimas, ta prasme, kaip tai palies kitas ES politikos sritis, pavyzdžiui, kad ir biologinės įvairovės. Vadovaudamasi valstybių narių nacionalinių valdžios institucijų nurodymais, komisija konsultavosi tik su ūkininkais, kurios tiesiogiai liečia, žinoma, tie pakitimai, be to 2 iš 4 ūkininkų organizacijų pasiūlymą sukritikavo. Nebuvo pateikta jokių mokslinių įrodymų ar įtikinamų argumentų, kurie pagrįstų būtinybę šitos reformos poreikio. Pasiūlymas buvo priimtas didelė balsų persvara, ypatingos skubos tvarka, paskutinės praeitos kadencijos Europos parlamento plenarinės sesijos metu.
Tarp kitko, tiek IPP, tiek liberalai, tiek socialdemokratai prieš priimant sprendimą nelabai buvo linkę gilintis ir diskutuoti dėl pakeitimų turinio, nes paskutinė sesija, rinkimai ant nosies, valio, šitaip vyksta pas mus, reiškia, Europoje rinkimų kampanijos. Tai visa šita istorija kelia klausimų dar ir dėl to, kad bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas sudaro trečdalį europinio biudžeto. Tai sakyčiau, kad tokie pakeitimai, kurie liečia tokį kiekį pinigų, buvo, švelniai tariant, neatsakingi. Mano tokia nuomonė. Ir ką, galiausiai išvados. Nuo klimato ir aplinkosaugos žaliajame kurse prioritetai krypsta link konkurencingumo, žalumo žaliajame kurse lieka tiek, kiek jisai akivaizdžiai naudingas ES pramoniai. Žodį akivaizdžiai čia net pabraukiau, nes, kaip sakiau, žaliajam kursui dar tik tai 5 metai ir mes nespėjom pamatyti jo poveikio. O netgi tą poveikį, kur spėjom, sakykime, kaip susitvarkėm su energetikos krize, kažkodėl jisai nuvertinamas, ypač Lietuvoje. Niekas apie tai nekalba, kad jeigu būtų žaliasis kursas, mes gal tos, anksčiau priimtas žaliasis kursas, mes gal tos energetikos krizės nebūtumėm turėję. Ar kas nors apie tai girdėjo? Aš tai ne. Kitas dalykas, kaip jau sakiau, biurokratijos mažinimo tendencija. Viskas yra paprastinama, mažinama. Bet aš asmeniškai manau, kad taip daroma yra todėl, kad Europa neturi pinigų reikalingoms reformoms. Pinigų poreikis yra milžiniškas, jo labiau, kad dabar turim poreikį didelį gynybai ir norint viską padaryti taip, kaip reikia, nepalikti nei vienos ryties, investicijų poreikis ir finansų yra milžiniškas. Minėtoj Draghi konkurencingumo ataskaitoje juodu ant balto parašyta, kad investicijų dalis kasmet turėtų sudaryti iki maždaug 5% europinio BVP. Tai yra visiškai precedento neturinti ambicija, nes pavyzdžiui pagal Maršalo planą po karo investicijos siekia maždaug 1-2 europinio BVP kasmet, 1-2 procentus. Tai tokiam lygiui pasiekti kasmet prireiktų iki 800 milijardų eurų papildomų investicijų. Kitas dalykas, kad reformos atliekamos remiantis ne kažkokiu tai poveikio aplinkai vertinimu, kažkokiais moksliniais įrodymais ar racionaliais argumentais, o tik todėl, kad kažkas taip sugalvojo. Dažnai tai būna, ypač prieš rinkimus. Dažnu atveju būna netgi atvirkščiai. Pavyzdžiui, yra daugybė studijų, pagal kurias žaliasis kursas turi būti išlaikomas ir plečiamas, ypač ta aplinkosauginė jo dalis, bet valdžioj dabar turim dešiniuosius ir kraštutinius dešiniuosius, kuriem ta žaliasis kursas nepatinka ir jie nieko nenori apie tai girdėti. Belieka džiaugtis, kad turim perspektyvos, aš jas siečiau su Jungtinių valstijų pasitraukimu, su drill baby drill, kas mums iš tikrųjų atveria kaip Europai, kaip Lietuvai gal net, atveria nemažai galimybių, bet viskas tikriausiai priklausys nuo mūsų. Ar tarkim pasitraukus Jungtiniam valstijom iš Paryžiaus klimato susitarimo, ar mes imsimės lyderystės, ar paliksim tai, sakykime, Kinijai. Toliau, ar mes pasiduosim Trumpo šantažui ir pirksim iš jo dideliais kiekiais suskystintas gamtinės dujas. Nes čia gali būti nauja lipimas praktiškai ant to paties grėblio, kai buvo su Rusija. Kitas dalykas, vėlgi, kadangi Jungtinės valstijos traukiasi, tai mes turim galimybę tai vadinamai clean tech sektoriaus nišai. Ypač, kad ES tai labai remia ir skatina. Tai greičiausiai iš mano pusės būtų tiek ir nežinau, ar spėsim padiskutuoti. Rūta.